Tai va, naujas pirkinukas. Stogo bagažinė. Kelionėm, po paskutinių kelionių, kai su šeimyna netilpau. Kaip netilpau? Nu taip, ant garbės žodžio. Tai tokią dėžę dabar įsigijau, kad nebūtų bairių, nes šitas mano automobilis atrodo universalas, bet vietos šeimos daiktam nelabai. Ką čia gero, turim 1,9 metro, plotis 7,8 berods centimetro ir aukštis 3,7. Menabo manija, turbūt 460 litrų. Atsirakina. Atsidaro iš vienos pusės. Ką čia turim vidoj? Vidoj. Dirželiai, tvirtinimai prie skersinių. Ir dar dirželiai. Prie skersinių tvirtinasi tokiais kabliais. Patogu. Simoviai nereikia tų U raidžių. Aišku, dasiekt sunku tą pusę. Reikia palypėt. Bet nėra neįmanoma. Dėsim čia atsarginį ratą, kadangi mūsų BMW nepasirūpino atsarginiu ratu. O, kad bagažiniai vietos ir visokį kitokį šlamštą. Ir padarysim mėgamą kupė universalas. Sudarė, rakino, pats susirakino. Tai tiek. Įridinau ratą. Telpa. Telpa. Šitas ratas 17, R17. Važiuosiu aš tai su R16. Na, truputį mažesnis bus, lengvesnis. Vietos mažiau ir problemų. Nežinau, kaip čia su tuo dugnu. Atrodo, lyg ir laiko nėra iš čia, kad labai klibėtų. Reiks tais diržais kryžmai sujungt. Taip ir. O čia visa kita tilps visokie rakandai. Manau. Šiaip daugmaž taip atrodo, kad 3 ratai turėtų tilpti. Aišku, skersinis sutvirtinimo, nežinau. Tai čia dėsim kažką tai. Atvažiūrau smėlio pririnkę. Nelabai iš čia kur po smėlį važinėjau, nežinau, gal kaip pirkau. O gal pripūtė, kol iš Vilniaus parsivariau aš čia. Tada pavažinėjau kelias dienas. Bet vandens nėra, nes snigo, lijo. Kurį laiką vanduo nebėga, nesikaupia. Nors čia kažkas tai matosi priekį. Takelis. Tikėkimės, kad tupės čia netikės. Tai va, tai tiek.